Sveiki, šiandieną noriu kalbėti apie tai, kad metamodernizmas yra ko gero dabar dominuojanti būsena mūsų pasaulyje. Kodėl aš apie tai noriu kalbėti? Todėl, kad prieš tai, maždaug prieš pusę metų, buvo paroda apie postmodernizmą, kur bandžiau vizualizuoti postmodernes įvairiausias idėjas, o dabar liktai kažkaip jau savaime suprantama, liktai reikėtų ir kalbėti apie metamodernizmą. Todėl prieš parodos atidarymą sausio 3 dieną 18 val. Truputį pakalbėsiu apie tai, kaip aš suprantu metamodernizmą. Aš manau, kad šiuolaikinė žmogaus metamoderni būsena, jinai tokia yra svyruojanti tarp kažkokio absoliutaus atsiskyrimo ir tuo pačiu noro veikti, tarp noro kontempliuoti ir prisiminti prieš tai kažkokius įvykius ir kažkaip apsvarstyti galbūt, kas buvo prieš tai. Tai kas visgi vyko prieš tai? Tai postmodernizmas, kurio metu mes dekonstravom visas pagrindinės etinės, politinės ir kitas koncepcijas. Mes iš dalies dar ir randame šitoj būsenoj, todėl ir aš kalbu, kad liktai mes jau metamodernizme, bet vis tiek dar mes turim tas postmodernizmo kažkokias dalis. Dabar liktai viskas jau yra dekonstruota, gražiai sudėta kažkokiose įsivaizduojamoj spintoj konceptai, nišiniai konceptai ir mes galim ateiti tiesiog jos žiūrėti, bandyti suprasti, bet iš tikrųjų tai yra tik tai nuolaužos to, kas modernioje visuomenėje buvo svarbu. Liktai senieji konceptai jau yra sulaužyti, jau yra tik tai kažkokiam nesibaigiančiam laike, kitaip sakant, jie ir praeity, ir dabarty, ir ateity bus, ir jie tuo pačiu metu yra liktai sustingę. Mes metamoderniai jos liktai stebim iš šalies. Atrodo, liktai yra kažkokia gyvybė tame, bet tuo pačiu ir liktai ne. Bet metamoderninas jisai stebėdamas tuos konceptus, o gal tiksliau sakant, jų likučius, čia ir dabar bando iš naujo juos gaminti, suprasti, išgyventi tą postmodernę dekonstrukcijos traumą ir liktai vėl viską išgyventi kaip kažką tai gražaus, bet tas gražu tai yra liktai negyva. Metamodernizmas realiai nori atgaivinti jausmingumą, romantiką, intimumą, bet tuo pačiu metu supranta, kad visa tai yra tiesiog iliuzija ir negyvendinama viltis. Todėl, žvelgiant taip, visada metamoderninas randasi tarp vilties ir nevilties, tarp romantizmo, realizmo, tarp konceptualizmo ir veiksmo. Bet iš tikrųjų tai yra tik tai bergždžios pastangos. Todėl iš tikrųjų didžiąją laiko darbo dalį jisai tiesiog stebi tas koncepcijas, jų likučius ir nelabai gali veikti. Bet aš pabandžiau savo parodos metu atskleisti šitos dalykus. Kaip ir minėjau, parodos atidarymas bus sausio 3 dieną 2025 metais. Ateikite į galeriją, pasižiūrėkit, adresas Visų Šventųjų 5/2 ir 18 val. Bus atidarymas ir galėsime apie tai pakalbėti. Pačios parodos metu aš tiesiog padarysiu tokią trumpą paskaitą apie tai, kas yra metamodernizmas, galėsime aptart pagrindinės jo koncepcijas, galėsim diskutuoti ir pabandyti suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Tai kviečiu į parodą ir visiems sėkmės ir supratimo. Tad stebim postmodernizmo likučius, bandom atgaivinti savo jausmingumą, romantiką, intimumą ir bandom liktai vėl iš naujo gyventi.